Šiandien svečiuojasi nuostabioje, šviesioje, gražioje erdvėje. Jau labai seniai planavau pakalbinti dar vieną verslo savininkę, dar vieną šviesią, žavę asmenybę, dar vieną žmogų, kuris pakeitė mano truputėlį požiūrį į kai kurios dalykus, tai yra Gintautė ir verslas Buhalterijos LT, ar aš teisingai? Taip. Tai va, tai šiandien kalbėsim apie buhalteriją, kad ir kaip mano meniškai sielai tos temos būtų, nelabai artimos, bet tik tai dėl Gintautės man tapo daug viskas aiškiau ir susidėliojo į lentynas. Tai laba diena. Sveiki, sielai. Gintautė spinduliuoja ramybę, nors sfera, aš pasakyčiau, nėra tokia labai rami buhalterija. Tai gerai, pradėkime nuo pradžių, Gintautė. Kiekvienas turim savo gyvenimo kažkokį tai, planą vaikystėje susidaręs. Pirmaisiais tais žingsniais, mokslo, tuos vaisius kremtant, jau iš karto žinojai, kad būsi buhalterijos specialistė, profesionalė? Tikrai, kad ne, viskas savaime kažkaip gyvenime susidėliojo ir šiai dienai darau tą, ką darau. Bet, o taip, kada jau atsirado tas sprendimas, kad visgi buhalterija yra tas kelias, ta karjera, kurios norėtum siekti? Buvo momentas, kada aš vaikystėje matydavau, kaip mama skaičiuoja, iki išnaktų tvarko buhalteriją, nes dirbau vadovaujantį darbą ir aš tiesiog tuos dalykus mačiau. Ir atėjo tas momentas, kada aš pradėjau pati galvoti, ką aš turiu gyvenime daryti. Pradėjau studijuoti ir antram kursui reikėjo mums pasirinkti. Ir man artimiausiai širdies buvo tai, bet kad aš tai darysiu visą gyvenimą, man tiesiog tuomet net nebuvo dar minties. Tai kiek čia tau jau metų to buhalterijoje ir kokia ta patirtis yra? Jau 26 metai. 26 metai buhalterijoje ir nepaklydo tarp skaičių? Ne, nepaklydo. Nes sako, yra toks posakis, kad bet kurią sferą gilinantis, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Buhalterijoje spėju irgi panašiai. Jo, čia yra keletą lygmenų ir jie tokie ženklus yra. Mes pirmiausiai turim teoriją, paskui turime praktiką, nes reikia išmokti suvesti tas sąskaitas. Paskui ateina momentas, kada mes jau norime išskaityti balansą, reiškia, turime suprasti, kas tas balansas. Paskui ateina sekantis momentas, kada mes turime suprasti, kas yra finansų analizė ir kaip tie skaičiai tame balanse, ką jie signalizuoja, sakykime, savininkui, kurie kryptimi judėti. Finansų analitika, kada mes jau priimam aukščiausius sprendimus ir išskaityti visą informaciją, kuri yra tame balanse. Iš tikrųjų, ta informacija yra reikalinga tik tai savininkams, buhalteriams visai nereikalinga, bet man čia labai patinka ir aš galiu plaukioti šitose vandenyse tarp skaičių ir matyti, kaip balanso skaičiai gali parodyti, kaip savininkas galvoja, ką jisai masto, kokia strategija pasirinkta, kaip supranta pelningumą, kaip į verslą orientuojasi. Visa informacija yra skaičiuose. Man atrodo, Gintautė, esi ne tik buhalterė ir ta apskaita ir buhalterija tvarkantis žmogus, bet ir tokia verslo, labai tikslinga verslo partnerė, kuri padeda susidėlioti visus pliusus, minusus ir spręsti rimtas problemas arba rimtus klausimus iškylančius versle. Taip, žinoma, kad taip, nes iššūkiai ir yra valdyti verslą, uždirbti pinigus, būti sėkmingams. Tai čia yra pagrindas ir jeigu buhalteriją mes skaitome tik tai išlaidas, tada yra blogai. Tai rūpinatės įmonių buhalteriją, rūpinatės įmonių progresu, rūpinatės įmonių ramių miegų naktį, ar ne? Kuo dar rūpinatės? Kokias dar paslaugas teikiat, be tų, kurias išvardinau? Konsultacijas, kartais būna, kad perka verslą žmonės, kartais parduoda, reikia tų skaičių, reikia efektyvinti patį verslą, reikia skaitmenizuoti, nes viskas keičiasi. Mes dabar kalbame, o išorė vis tiek keičiasi ir mes turime suprasti, kad niekada nebebus taip, kaip buvo prieš 3 metus, prieš metus laiko. Mes turime vykdyti pokyčius, ir tie pokyčiai yra kasdienybė. Bet tai nėra galvos skausmas pačiai? Ne, man tai patinka, nes turi judėti tą linkmę, kaip juda pats verslas, ekonomika, technologijas, vykdom prekybą, pirkimus, pardavimus ir taip toliau. Kiek man yra tekę susidurti su buhalteriam, jos visos dažniausiai yra greitos, labai konkrečios, bet labai tokios ekspresyvios. Ir kaip tau, Gintautė, pavyksta išlaikyti tą ramumą, tokį romumą. Būti konkrečiai, bet tuo pačiu ir ramiai. Jo, čia yra gyvenimo būdas, galbūt ateina momentas, kada tu supranti, kad
Čia tu turi būti veiklus, turi būti konkretus, aiškus ir tolerantiškas tiek su klientais, tiek su komanda, kuri dirbo čionai. Ir nepasimesti tiek skaičiuose, kaip jūs minėjote, tiek technologijose. Aš žinau, kad beprotiškai daug keliaujat per metus. Ar tai buvo irgi vienas iš tikslų gyvenimo, ar tai palaipsniui atsirado jūsų gyvenime? Keliauti man labai patikdavo nuo pat vaikystės ir tėvai keliaudavo ir veždavosi manim, bet galbūt toks esminis lūžis buvo tuomet, kai aš pati dirbau užsienyje ir teko iš vienos vietos skristi kitą. Vieną dieną tu esi Brazilijoje, sekančią Argentinoje, kitą dieną Singapūrė. Na ir ten yra tikrai šarmas, mane įkvepia, aš galiu įdėti tolyn, turiu idėjų, matau, kaip kiti žmonės gyvena. Ir tai man yra tokia varomoji gyvenimo jėga. Tai aš supratau, kad kelionės yra dažnai derinamos su darbu. Tai su kiek šalių įmonių dirbi ir ar yra tekę kokiose šalyse dirbti? Nes aš suprantu, kad čia ir apie darbą reikėtų paklausti. Yra tekę dirbti dideliai kompanijai, Firmenich, kuri turi 32 gamyklas. Ir ten būdavo taip, kad vieną dieną tu dirbi Brazilijoje, sekantį dieną tu skrendi į Argentiną, paskui iš savaitės skrendi į Japoniją ir į Kiniją. Tai čia buvo 9 mėnesių maratonas. Tai o dabar daug laiko skiriama technologijoms, kad tos technologijos padėtų man dirbti, atvertų tas galimybės dirbti ir keliauti. Kad aš iš bet kurios pasaulio vietos galėčiau prisijungti prie tų duomenų klientų, kurie man reikalingi ir išsiųsti tą ataskaitą, jeigu mano komanda negali, arba tiesiog žmogui išsiųsti, ne klientui. To pasekoje mes turime skaitmenizavę visus procesus, paleidžiam robotus, paleidžiam visas technologijas, kad klientams išsiųstų ataskaitas, kad būtų aiškumas tame. Na ir kada tu savo aplinką organizuoji taip, kad jos padėtų, tada atsiranda daugiau laiko ir gali keliauti. Tai klausykit, svajonė, ne gyvenimas, darbas, nuotoliu faktiškai, sukoordinuojant viską internetu ir per nuotolį ir automatizuojant tiek, kad poros metų Gintautę matysim pusę metų keliaujančią, pusę metų tik tai grįžusią į Lietuvą, irgi pailsėti, kaip čia. Gali būti. Tai dabar naujovė pas jūs įmonėje, aš kaip suprantu, yra tas automatizavimas ir perkelimas interneto serverius, ar ne? Ir prieiga kiekvieno kliento? Kas serveriai liečia, tai mes jau labai senai dirbame šito dalyko, bet esminės galbūt pokytis ir naujovė yra, kad mes paleidom sistemą, kur klientai gali vesti savo sąskaitas ir mes tos duomenis iš karto galime pasiimti, muityti ir, sakykime, tiek išrašomų sąskaitų, tiek įkelti savo duomenis, gautus pirkimo dokumentus ir juos išsitraukti, sakykime, 2 metų eigoje. Mes pastatėme vien tik tai darbo vietą robotam, nes robotizavom daug procesų. Jie dirba tuomet, kada reikės ištraukti kažkokius duomenis, susisteminti toliau, išsiųsti klientams kažkokias ataskaitas, ištraukti iš paruoštų duomenų. Tai robotas virtualus ar roboto ranka maigo mygtukus, kaip reikėtų įsivaizduoti? Tas robotas paspaudžia, ištraukia dokumentai. Ir taip yra, ir fiziškai yra kompiuterį įdiegtas robotai ir jie tvarko, jie renka duomenis, jie spaudžia tuos mygtukus. Supratau. O kodėl Klaipėda? Aš kaip suprantu, verslų yra įvairiausių ir tais, kuriais rūpintis tenka. Kodėl Klaipėda miestas? Kodėl ne Vilnius, pavyzdžiui, ne New Yorkas? Man Klaipėda labai patinka. Gali prie jūros, bet kada nulėkti su dviračiu, mes gyvenam netoli jūros, tai miškas, jūra. Kur semėtės įkvėpimo naujom kažkam tai idėjom? Ar yra kažkokie šaltiniai? Yra besivystančios galbūt technologijos, yra ekonominė dalis, sritis ir aišku kelionės, kai tu keliauji ir matai, kad pavyzdžiui Japonija yra daug aukštesniam lygmenį negu Lietuva. Tu nuvažiuoji į kitą šalį, ten nori parsisiųsti kažkokią informaciją ar tiesiog prisijungti prie interneto ir matai, kad internetas 3 kartus ar 4 kartus ar dar daugiau lėtesnis negu Lietuvoje, nes supranti, kaip vis dėlto faina gyventi Lietuvoje. Tai žodžiu, visur yra kontrastai ir Lietuva visgi yra geras kraštas gyventi. Ar turi kokią nors savo sėkmės formulę? Visų pirmiausiai
turi atsigręžti galbūt į save ir pasižiūrėti, ar tu tikrai esi laimingas tą, ką tu darai, ar tavo širdis yra užpildyta, ar mano širdis yra užpildyta. Ir supranti, kad tik tuomet gali dalintis su kitais žmonėmis, kurie ateina į šitą biurą, kurie galbūt nori konsultacijų, kuriems reikia kažkokios informacijos iš manęs, kurios aš galiu dalintis. Ir tik tai tuomet aš galiu dalintis kokybiškai, taip kaip aš noriu. Ir tada ateina ta sinergija, ateina tas užpildymas, tada ateina pilnatvė tiek, ką tu darai, tiek ir asmeniniam gyvenime, ir su klientu taip pat tada gaunasi, kad mes laimime visi, tiek aš, tiek klientas, tiek, galbūt ta bendra evoliucija, kurioje mes esame šiai dienai. Aš manau, kad Gintautė galėtų politikė būti, labai plačiai, labai į klausimą atsako, bet per labai išplėtodama. Tai taip sutrumpinus visą atsakymą, žodžiu, mėgsti duoti, Taip. Nes kai duodi gėrį, gauni gėrį ir rezultate visi tobulėjam. Taip. Aš čia, mano toks darbas, trumpinti. Ačiū Gintautė už įdomų pokalbį. Smagu iš naujo atsiminti informaciją, kurią aš jau buvau išsiklausinėjęs per kurį laiką. Ir tikrai tikiuosi, kad viskas seksis, viskas vyks pagal planą, aš to net nebejoju. O jūs, brangieji, tie, kurie žiūrite šitą reportažą, nesidrovėkit. Jeigu turite kokių klausimų, nebūtinai buhalterinių, gal šiaip asmeninių, tai parašykit komentaruose ar mums asmeninę žinutę ir aš pasistengsiu Gintautei perduoti ir manau, Gintautė tikrai jums juos atsakys. O čia buvo Blitz pažintis su verslu, kitoje serijoje dar nežinau, kas bus. Tai va, tai iki pasimatymo. Atėjo. Iki. Ačiū Jums.